pastatyti, ne? Bet praėjo taip jisai neryškiai. Nu, džiaugiuosi, kad tas kultūros sąjūdis gyvuoja. Nu, bet sėdint vienumoj, tokių minčių, reiškia, kyla. Tai vat apie tos, ar turime kitus namus. Esu nepartinis, bet matau, kaip Lietuvos politinis gyvenimas toliau grimsta į prieštaras, trukdančias siekti bendrų ir svarbių Lietuvai tikslų. Kaip ir daugelis savęs klausiu, kasgi trukdo tai daryti? Ar tai sovietinio paveldo likučiai, kai vogti buvo galima, kai vieną galvojome, o kitą sakėme? Akivaizdus gausių mūsų politinių partijų nesutarimai ir konfliktai tiek jų viduje, tiek tarp kitų partijų, neretai pamirštant savo programą ir net patys geriausi atskirų partijų tikslai skęsta nuomonių kabutėse srautuose, kai vis dažniau pačiose partijose siekiama įgyti atskirą daugumą, tuo pačiu ir jėgą, kurios skaldo pačią partiją, taip skyla net partijas. Taip visuomenė mato ir girdi vis mažiau kompetencijos ir realių darbų ir tai jau viršija demokratijai leistinas ribas. Kas toliau, ko galima tikėtis? Šiaip jau labiau apie tai kalbėti tiktų kunigui, o ne man. O man paprasčiausiai sakyti, jog priežastimi tai yra beribis garbės, jėgos, valdžios ir asmeninės naudos siekis, vadinamas garbėtroška. Tai paprasčiausiai sąžinės ar artimo meilės stoka, todėl čia siūlau pažvelgti į save ir tautą iš perspektyvos, iš kur mes ateiname ir kur einame. Taip ieškodami atsakymų vis dažniau žvelgiu į tautos praeitį, kartais net labai tolimą. Čia pateiksiu keletą tolimos ar ateities praeities vaizdelių, kurie labai giliai įsėdę yra mano sąmonėje. Prieš milijoną metų, o gal ir daugiau, šalia dabartinio Neandertalio Prancūzijoje, dar mažai į mus panašus mūsų protėvis. Atsisveikindamas su žuvusiu draugu šalia padėjo gėlių. Neseniai archeologai tyrė palaidojimą, rado gėlių žiedadulkių, o atradę jas ištyrė. Pasirodo tai tiesa, tik ištyrus vis tiek tapo neaišku, kodėl padėjo. Juk iš žiedų gaunama malonaus skonio medaus žuvusiam jau nebereikia. Ir iš viso jei žuvo, taigi bendruomeniai viena galva, viena burna mažiau. Tai kodėl? Tai va šitą savo kalbėjimą aš vadinu žaidimų klausimais. Arba ką mums sako Šumero galiūno ir valdovo Gilgamešo kelionė į Požemio karalystę, ieškoti mirusio savo draugo Enkidų. Gal tai sako, kad net tada žmogui ne tik duonos ir galybės neužteko. Ko jam dar reikėjo? Prieš 2000 metų, čia jau apie mūsų protėvius, šalia Maskvos, šalia Okos upės, gyvenę galindai kalbėjo mums suprantamą kalbą, panašiai lietuvių kalbą. Kodėl jų mišrūs palikuonys sumišė? Ten toks tautų katilas, kur maišėsi ugrofinai, slavai ir baltai. Kodėl jų mišrūs palikuonys šiandien ne vien už pinigus eina užmušti savo giminaičių Ukrainoje? Tuo tarpu ir mūsų protėviai. Eikime vis arčiau Lietuvos. Praėjusio šimtmečio pradžioje Daugailiuose, čia netoli, Zarasų rajone, palaidotas toks Povilas Sidaravičius, pirmasis Lietuvos karininkas, kuris žuvo 19 metais, pereito šimtmečio, kovose su puolančiais nuo Daugpilio bolševikais. Žuvo kalnelyje netoli Balčių dvaro ir senatvario, kuriame
šiuo metu gyvenu ir tik tai žiemai pasitraukiu, bėgdamas nuo šalčio. Ko ieškojo vargingoje Aukštaitijoje to meto Suvalkietis pasiturinčių tėvų vaikas? Žvelgdamas atgal į praeitį į praeito šimtmečio Lietuvos valstybės kūrimo įvykius ir asmenybės, matau tada buvusi didvyrišką vilčių ir idealų laiką. Maždaug tuo pačiu laiku Kaune, kurdamas pagrindinius Lietuvos valstybei tautos elitas, ryžosi lemtingam žingsniui. Rengė žemės reformą. Žemės reformą išvijusią iš Lietuvos jos elitą, bajorus. Ir dvarininkus, tuo tarsi nukirsdama galvą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingiesiems, pamiršusiems protėvių kalbą. Bet toje kunigaikštystėje liko tauta. Išvijo saugojusią ilgai kauptą Europos kultūros tradiciją Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Taip buvo praturtinta Lenkijos kultūra lietuviškų paveldų. Ne tik asmenimis, kurių ir šiandien pažįstu ir kažkiek susirašinėjame, bet ir teritorijomis užleisdama Lenkijai ir artefaktais, kurių pilni Lenkijos muziejai, o dar pilnesni Peterburgo ir Maskvos. Kodėl? Vis žaidžiu klausimais. Atsakymas tampa likiminiu klausimu, ar buvo galima kurti valstybę be gimtosios kalbos, kuri jungia ir vienyje valstybės visuomenę, be seniausios Europoje kalbos išsaugojusios, kalbos, kurią išsaugojo tik tai nuniokoti Lietuvos kaimai. Kas po to? Tarpukario Lietuva, buvęs Rusijos imperijos šiaurės ir rytų karinės įgulos miestas Kaunas, tampa 20 amžiaus laikinąją sostinę, apie kurią Arvydas yra visą leidinį išleidęs, labai žavų. Taip gimsta modernusis Kaunas, dar vadintas Mažuoju Paryžiumi. Per 20 tarpukario Lietuvos gyvenimo metų bandyta kurti ir naują kultūrinę valstybės tapatybę, kurios pagrindu laikytas kaimiškas kultūros paveldas. Jo simboliu tapo nacionalinė trispalvė, kurią ir šiandien mes turime kaip valstybės vėliava, nors iš tikrųjų yra svarbesnė ir jos tikrasis vardas yra nacionalinė vėliava. Buvo bandyta ir tarpukaryje ieškoti prarastą LDK europinio nelenkiško kultūros paveldo. Tik toks bandymas, nors davęs pagrindą mums toliau jo ieškoti, buvo netoks jau paprastas. Mano gautas sovietmetyje Dailininkų sąjungos nario bilietas yra numeris 300. Gražus skaičius. Prisimenu paskutinį audringą sovietmečio Dailininkų sąjungos suvažiavimą, po kurio rytojaus dienai išaušus nuo širdies smūgio mirė čia šiandien minėtas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto generalinis sekretorius Petras Griškevičius. Jis labai susinervino, nes suvažiavimas buvo audringas. Ir aš spėju, kad tikrai jam sveikatos tas suvažiavimas nepridėjo. Suvažiavime buvo nutarta atsiskirti nuo TSR Dailininkų sąjungos, kas per įžūlumas. Jos suvažiavime Maskvoje, TSR Dailininkų sąjungos suvažiavime, pristatant mūsų sąjungos nutarimus šito suvažiavimo, teko dalyvauti, nes suvažiavime buvo priimtas nutarimas atsiskirti nuo TSR Dailininkų sąjungos. Kadangi buvo pakankamai turtinga Dailininkų sąjunga, tada tai buvo dailės fondas, įmonės ir bankuose buvo nemažos sumos Dailininkų sąjungos.
Jos suvažiavimo Maskvoje pristatant mūsų sąjungos nutarimus teko dalyvauti. Patirtus įspūdžius puikiai prisimenu, nes jie pranašavo būsimos Lietuvos nepriklausomybės siekius, apie kuriuos čia Arvydas mums pasakoja. Ir labai svarbu, kad tai tikrai liktų bent jau knygoje, ką galbūt mūsų vaikaičiai skaitys. Tačiau nepriklausomybę atkūrus mūsų dailės padangėje lyg ir nieko neįvyko išsimintinesnio, išskyrus iki šiol svarbiausią šiuolaikinio meno centro deklaraciją, kad dailė mirė. Man kaip dailininkui tokia deklaracija buvo nelabai smagi. Ir išeina, kad aš nebereikalingas esu. O menininkų, nedailininkų, menininkų gali būti kiekvienas. Ironiška, bet išeitų, kad ir kultūros ministrų šiandien tarsi galėtų būti kiekvienas. Ir taip ir kilo tasai kultūros protestas kultūros žmonių. Kaip ten bebūtų, bet dailė vis tik tai nemirė. Turime eilę iškilių dailininkų ir tik dailininkų tarp jų vos trečdalis, nes vyrauja dailininkės, o vyriškos tik tai trečdalis. O dalyvaujančių kultūros politikoje iš viso nematyti, net ir tame kultūros protestuotojų tarpe, nematyti dailininkų. Net ir šiandien, prabėgus 35 metams, dailininkų visuomenė liko tarsi nebylė, lyg nepamename paskutinio suvažiavimo, lyg nedalyvavome sąjūdyje ir Baltijos kelyje. Neliko lyderių, kai iškilus meno kūrėjai tarsi bijo ir vengia deklaruoti ir ginti savo pažiūras ir atsakingai imtis politinės veiklos valstybės kultūros formavime. Ir natūraliai, kada dailininkai nesiima tos veiklos, tai tada už juos imasi kiti. Kilus ilgai lauktam naujam kultūros sąjūdžiui ir jo protestams su M.K. Čiurlionio vėliava, vis dar neaiškus, koks turėtų būti tas mūsų saugus namas, vadinamas Lietuvos valstybė, kokią jos kultūrą norėtume turėti. Kai vietoje diskusijos ir bendro tikslo siekio, net ir esančios asmenybės kaltinamos ir tapamos purvais, ką ir apie sąjūdį Arvydas pasakojo, kiek daug žmonių liko nežiniojo, nutolo ir neišėjo su visais susikalbėti. Tačiau tų daugybės tepančiųjų kitus tarsi būtų jų nuomonė svarbiau už turimas jų kompetencijas. Nerandant kultūros ministro, panašu, kad trūksta asmenybių. Tame tarpe visų buvusių kultūros ministrų nematau lygaus dar sovietmečių buvusiam kultūros ministrui Dainiui Trinkūnui, kuris savo laiku vadovavo Čiurlionio meno mokyklai ir buvo visų mylimas žmogus. Tarsi šių metų pavasarį nebūtų įvykęs Lietuvos kultūros kongresas, kuriame ir Arvydas dalyvavo, ir man teko dalyvauti. Nebūtų skelbti suvažiavimo teiginiai apie kultūros prioritetus, švietimą, valstybės sostinės įstatymo reikmę. Tyla. Tik kažkuriame laikraštyje nuskambėjęs nuogąstavimas, esą kultūros kongrese buvo bandymas riboti laisvę. Kanoną, mes norim kanoną, kurį ką tik tai švedai įsivedė. Šiaip Danai įsivedė, Latvija įsivedė, Olandai turi tos mažesnės tautos, kurios jaučia pavojų globalizacijos. Mes negalim vien be kanono. Kad vaikai išeidami iš mokyklos nežinotų, kas yra Banionis ar ten Žalakevičius, jau nekalbant apie Kalpoką. Tik neaišku, kokią laisvę turėtų omeny. Ar tą laisvę be įsipareigojimų, kurią taip genderistai gerbia. Didžiuojamės Lietuva visi šiandien rytų Europos liūtų vadinama. Jojo dirbtinis intelektas, aukštos technologijos, 5 procentai gynybai nuo BVP, bet ar tai pilna savo turiniu Lietuvos kultūra.
šiandien klestint, bet toliau skęstant partinėse rietenose, kai karas šalia išties tarsi kažko trūksta. Tik ar čia kalta demokratijos silpnybės, ar nesugebėjimus naudotis tą demokratiją, ko trūksta? Gal paprasčiausio sąžiningo darbo, artimo meilės, atlaidumo ir gerumo. Gal tai leistų rasti įsitraukti asmenybėms vienijančioms visuomenę ir politinės jėgas. Taigi vėl, ar toli nueisime be artimo meilės ir sąžinės nuo senovės didvyrio Gilgamešo, ėjusiam ieškoti savo mirusio draugo į Požemio karalystę. Va tokios mintis man senukui kilo galvoj. Nežinau, pasiūlysiu kažkam atspausdinti. Ir kitą straipsnelį turiu, bet čia. Taip, o šiaip tai dėkoju visiems už dėmesį, kai galvojat, tai norisi pasidalyti su kitais. Tai toks susirinkimas apskritai, kuris dabar vyksta šiandien, tai ir yra tam skirtas, kad pasidalintume visi, ką turim geriausia, kas verta dėmesio. Iš tikrųjų, nes čia buvo klausimas, tai kodėl ta nekaltybė prarasta yra? Na, pasaulio įvairovė ta nekaltybė iš mūsų atėmė, nes dabar jaunimo supratimas apie gyvenimą yra kuo daugiau naudotis ir patirti, reiškia, kuo vėliau sukurti šeimą, kuo vėliau, kad vaikai atsirastų, o galiausiai visai nereikia. Tai čia yra tas egoistinis, individualistinis pradas, kuris yra pražūtingas vien dėl to, kad visos pasaulio įvairovės ir visų grožio nepatirsi. Ten tik tai beribėm pasaulį ištirpsi. Ir vien dėl to, kad gyvenimas ribotas ir energijos ištekliai riboti. Laiko klausimas ribotas, vaikų gimimo klausimas yra 10-metį telpantis. Mane tai stebina Europos Sąjungos Ursula von der Leyen, pirmininkė, ar galim sakyti prezidentė, kuri per 10-metį pagimdė kiek vaikų? Nuo 29 iki 39. Pagimdė 5 vaikus ir paskui išėjo. Taip, 5 pagimdė. Ir tada išėjo politika, prašau, gali viens kitam neprieštarauti, bet reikia laiku viską daryti. Tai reiškia sąmoningai žinoti savo gyvenimo rezervą, o ne mirgantį pasaulį, kur noriu daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir godumas pražudo viską ir tautas galiausiai. Tai dabar mes esame štai pavojingoj zonai, pačiai pavojingiausiai. Kai viskas atvira, nieko nereikia, tik tai įdomumo tai yra, gal dar nemalonumo, bet bent jau įdomumo. O tame įdomume nereikia šeimos, nereikia vaikų ir gimstamumas 19 000. Katastrofiškai trigubai kritęs ir tai čia ne vien tik tai, kad mokyklos susidaro vaikų darželio, tai yra vaikų centras, senelių prieglauda ir taip toliau. Bet viskas griūva. Bažnyčios iš karto nebeturi žmonių, ligoninės ir žodžiu. Mes išvakarėse to, kaip sakant, barbarų belaukiam, tai jeigu taip ištuštėjom, tai čia vat ir yra pasaulio įvairovės žala. Jinai nepasiruošusius, jinai pražudo. Tai mes išeina taip, kad nelabai pasiruošę į laisvę išėjome. Nors ilgiau irgi laukti nebuvo galima, laikas nebelaukė, nes jau gimna nebegirdo. Buvo proga, kurios dabar ukrainiečiai neturi. Neturi, jie taip. Taip, žodžiu, viskas, taip sakant, įvyko gal ir laiku, bet mes tikrai, ką pats minėjai, 22 metų žemės reforma, kuri taip garbinama, kad jinai sukūrė ūkininkų sluoksnį Lietuvoje, jinai vis dėlto nukirto galvą diduomenį mūsų. Bet kita vertus galvoji, o ką daryti, jinai būtų nustempusi lenkiškumo, dabar Pliaterytės priesaika, viskas lenkiškai ir didžiausia gatvė Lenkijoje, centre, prie šito, kaip ten, tas namas Nauki štukė, ar kaip jis vadinasi, Pliaterų gatvė, didžiausia, Pliaterūvna gatvė, jos vardu. Tai, žodžiu, mūsų būtų įtraukę vis tiek į tą Lenkų aureolę. Čia lygiai taip pat kaip ir rusus reikėjo nukirsti, iškai reikėjo ir Lenkus kalbą. Tai mums labai žalinga, aišku, ir galbūt dėl to vokiečius nusikirto Latvijai, bet jie nenusikirto. Iki 39 metų visa Vokietija Latvijai buvo su pilna teisė, reiškia vokiečių palikimas, baronų palikimas
Jis buvo gana pilnateisis, nes žemės nebuvo apribotos. Ir kai Hitleris repatriaciją paskelbė, Vokietijos kultūra Latvijoje baigėsi tik 309 metais. Tada buvo 10 tūkstančių vokiečių išvažiavo iš Latvijos. Ir jų įtaka Latvių kultūrai labai didelė. Štai ir dabar Latvija, kad ir apsėsti jau buvo tos slavizmo, rusų kultūros, jie įgyvendino iki galo, kai nusprendė, kad visos mokyklos pervedamos į latvių kalbą. Visos valstybinės, nebėra rusiškų mokyklų. Tame tarpe net lietuviška buvo ir ne jau pervesta į latvių kalbą. Ir lenkų taip pat tylė, lenkų ten mažuma, visai nesu mūsų palyginsi. Bet tas griežtumas, kad jeigu susitarėm, padarom. Iškai Seime, kad ir labai sunkiai įstatymai praeina, bet jie įgyvendinami. O mūsų įstatymai dažnai primena tą slavišką liūdną patirtį, kad gyvenam ne pagal įstatymus, bet pagal savokas, papanetėm. Čia yra iš to nusikaltėlių pasaulio. Ir tai liečia netgi konstitucinį teismą. Ir kas man liūdniausia, kad kai šitą dabar knygą rašydamas, turėjau viską išnagrinėti, kaip atsirado Sąjūdžio Seimo pirmininkas, tai kaip mes jį išrinkom. Neteisėtai mes jį išrinkom, nes įstatymas neleido šitą. Reiškia, mes prieš mėnesį priėmėm įstatus, visa Lietuva matė, pirmininko nėra. Ir po mėnesio šurmulys, ir staigiai atsiranda pirmininkas, ir niekas nesabėjojom, kodėl. Pagal savokas reikėjo išrinkti, ne pagal įstatymą. Ir paskui šitas ir prasidėjo. Ir štai Lietuvoje su įstatymu taip sunku dabar. Ir mes nesam dėl to kažkokio tokioje aukštesnėje civilizacijos stadijoje, kaip kad Latvija ir Estija. Ir po šiandienai nesam. Nes pagal savokas daugiau negu pagal įstatymą darom.